Aš leisiu savo pasinaudoti progą ir kalbėti kaip 14 metų pradirbęs mokykloje. Ir tikiu, kad aš čia dirbsiu trumpiau, negu vėl grįžęs į mokyklą. Ir todėl remsiu savo asmeninę patirtim. Tiesiog nuo 24 metų dirbau mokykloje, dirbau kiekvieną dieną su mokiniais ir vasarą dirbdavau. Tai labai teisingai buvo pastebėta, kad jeigu tu esi religingas žmogus, kas yra dvasinis ugdymas, tau bus lengviau žymiai atsakyti. Jeigu būsi nereligingas, bus sudėtingiau. Ir tarytum buvo pastebėta, kad tuomet kaip ir remsies į vertybių sisteminį ugdymą tam tikrą arba savo vertybių sistemos susikūrimą tam tikrą, dėl ko tu dirbi šitą darbą, ką tu darai tenai, ką tu veiki. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į literatūrą, tai mes rasim bent 30 apibrėžimų, supratimų, kas tai yra ta vertybių sistema, kas yra vertybė, kaip sąvoka šiuo atveju. Tuomet iškils būtent klausimas tau pačiam, kaip dirbančio mokykloje, tavo asmeninis tas santykis, tu ir tu šiuo atveju. Kas tau tai yra? Ir tuomet ieškosi atsakymo, kur tuos klausimus, atsakymus rasti tuos klausimus, kai iškyla tau klausimai. Tada tu turi tą konkretų asmeninį santykį su konkrečiu žmogum, kuris yra prieš tave. Ar tu rasi tuos atsakymus programuose, ar rasi kažkokiuose kituose dalykuose ir iškils tau labai didžiulis klausimas, ką reiškia mokytojo parengimas, ką reiškia mokytojo bendrosios kompetencijos, ką reiškia mokytojo pasiryžimas dirbti šitą darbą ir galbūt labai teisingas pastebėjimas gerbiamo Landsbergio buvo tas įcentrinimas, bet gal ne vaiko, o mokytojo šiuo atveju. Galbūt, bet pradėkim nuo vaiko, kaip mes sakėm, kad pradėkim nuo šeimos, kaip kas minė, atsiprašau, nuo mokytojo. Aš tą norėjau pabrėžti, kad jeigu mokytojas turi tam tikrą vertybių sistemą, galbūt tobulą, netobulą, kaip jūs minėjote, kritikuotiną, nekritikuotiną, bet yra atspirties taškai labai aiškus, nuo ko mes atsiskiriam. Ir dabar pradėsiu kalbėti kaip ministerijos atstovas. Tai šitoje vietoje pastebėčiau keletą dalykų ir ne vieną kartą minėjau, kad kol mes nepripažinsim mokyklos iš tikrųjų subjektu pačioj sistemoje, kol mes tikrai nepripažinsim, kad mokykla yra savarankiška ir ministerija ką daugiausiai gali padaryti, tai netrukdyti, turėti savo veidą, turėti savo unikalią filosofiją tam tikrą prasme, ar tai bus religinio pobūdžio, ar tai pasaulietinio pobūdžio, nėra esminio skirtumo, kaip mes ir minėjom, kad religinio pobūdžio tegul bus ten su budistiniu pagrindu, na, sakykime, kas gali paneigti, kad žydų mokykla neturi tam tikro filosofinio arba vertybinio pagrindo tam tikrą prasme. Netgi labai stiprų turi. Tai čia aš manyčiau, kad labai reikėtų atvirai vardinti, kad mes galim nurodyti tam tikras kryptis, gaires ir suvokdami, kad Lietuva yra labai maža valstybė. Ir pripažinti tam tikrus savikūros procesus arba, sakykime, susivokimo savos vertės, identifikavimuose savo būnant bendruomeniai tam tikrą prasme ir suvokiant, kur aš randuosi, kodėl aš randuosi čia. Ir aš tikrai neturėjau niekuomet per 14 metų identiteto problemų mokykloje. Ir tikiuosi, kad mano nemaža dalis mokinių irgi neturėjo šitos problemos kaip identiteto, kas jis toks iš tikrųjų yra. Tai tikrai dėkodamas visiems ir kalbėdamas daugiau, tikrai nesiruošiau kalbėti, negalvojau kalbėti, bet prasprūdo šitas dalykas. Yra, manau, kaip ir mokytoja pastebėjo, yra daug pozityvių dalykų Lietuvoje. Ir aš būdamas tikrai ne dėl to, kad viceministras, tikrai ne dėl to, o todėl, kad buvęs mokytojas 14 metų, man visuomet norisi remtis į tuos geruosius pavyzdžius. Ir aš tikrai tikiu, kad Lietuvoje yra fantastinių dalykų. Bet sutiksiu visiškai su apibendrinančia išvada, kad mokytojams reikia padėti vėl atrasti savąjį aš. Nes per paskutinius 10 metų mokytojui buvo nurodinėjama, kaip jis turėtų pasielgti kiekvienam savo žingsnyje. Ir čia buvo mūsų didžiausia klaida, nes mums atrodė, kad galima surašyti teisingus receptus, kaip reikia elgtis. O tokių receptų nėra, yra patarimų. Ir žmogus, jeigu jis yra norintis naudotis patarimais, jis pasinaudos, jeigu jis norintis kurti savo receptą, jisai kurs tą savąjį receptą. Tai tiesiog taip buitiškai pasakiau pabaigai, bet aš manau, kad pripažinimas to mokytojo individualybės, pripažinimas to mokytojo asmenybės, tai ir būtų prielaida tam dvasiniam ugdymui pačiose švietimo įstaigose ir suvokimas, kad kuo įvairesnių mes mokyklų turėsim, sakyčiau, visiškai su mūsų pastaba, ir ne tik religinių, bet ir pasaulietinių, tuo didesnė tikimybė, kad iš tikrųjų tas vertybių ugdymas, dvasinis
mokyklose ir tuomet Ričardai gal perduočiau žodį. Dar kas iš auditorijos? Iš auditorijos gal tas sėdintis. Noriu porą sakinių. Kai anglai norėjo pakeisti, įvesti į mokymo programas laboratorinius darbus fizikos, visai skatino mokytis niekai nepasidaryti. Tada įvedė egzaminą. Ir mokytojai buvo priversti tai padaryti. Aš nekalvoju apie mokytojo prievartą ar vertybėms, bet man rodos, kad mokytojo darbo vertinimas, aš gal nemokėjau akcentuoti kažkaip, bet mintis kažkur slysta, turėtų būti kitas. Ne tai, kiek jie atgamino, o kiek jie atėjo, keitėsi, kiek jie nori tą dalyką mokytis pažinti pasaulį. Reikia keisti mokytojų veiklos vertinimo kriterijus. Ir va čia galima jungti jėgas ir galvoti, kaip ieškoti tų ženklų. Bet pakol mokytojas vertinamas pagal mokinio žinias, kaip treneris pagal sportininko pasiekimus, to sunku patikėti. Labai daug buvo kalbėta, kadangi pirmas kalbėjau, tai labai įdomu buvo klausyti. Tai iš tikrųjų, čia daugelį turbūt įstrigo, kad aš paskui, kad mano kalba bus bjauri, bet tai yra tai, ką kalbėjo daugelis, aš sutinku visiškai, tai sąmokslo vietos, tos gerai pavyzdžiai, geros mokyklos, aš pats jas minėjau, tas mokyklas, ne visas paminėjau, ir mokinių yra daugiau, ir mokytojų, viskas yra labai gerai tvarkojus, o čia yra tai, ką mums duoda laisvė. Po totalitarizme to nebuvo įmanoma, o dabar atsiranda salelės, kuriuose galima kurti kitai. Mano klausimas yra kitas. Aš matau, kad ta laisvė yra tik tai, darosi toksai neišvengiamas laisvosios rinkos efektas. Nes, pavyzdžiui, jūs viceministrė kalbate apie ministerijos, labai žodžiai labai geri. Aš, pavyzdžiui, ministerijos veiksmuose ir vyriausybės veiksmuose, ne tik šitos, bet ir kitų ir ankstesnių, tai matau vienintelį tokį, jūs pat pasakėte, 10 metų, dabar mes jau pastebėjom, kad 10 metų mes vis mokėm ir auklėm, dabar mes pastebėjom. Prieš 20 metų mes irgi tą pastebėjom. Ir jeigu buvo protingų žmonių prieš 40 metų, jie irgi buvo tą pastebėjom. O po 40 metų turbūt irgi pastebės kas nors šitą. Tai man tas yra tikrai kelia neviltį, aš atvirai prisipažinsiu. Ir vėl girdžiu tą patį, kodėl mes žinias, taip žinias akcentuojam, prieš 20 metų tas pats buvo. Dabar, bet dar baisiau, man iš tikrųjų baisi ta reforma, aš tikrai, aš kito žodžio neturiu. Reiškia, mes kalbam apie individualius projektus, apie dvasinį ugdymą. Gerbiamas Landsbergis labai gražiai kalbėjo, kaip jis važinėja po mokyklas ir Andrius Mamontovas važinėja. Jie yra bardai ir jie labai gražiai dainuoja ir tai yra labai gera. Tačiau ministerija, nežinau kas tai yra, ministerija padaro staiga tokį dalyką kaip ugdymo fragmentavimas. Aš nežinau, jūs man pasakykit. Tai yra visiškas naikinimas to, apie ką mes kalbam, naikinimas masinis. Ir privačios mokyklos, religinių bendruomenių mokyklos, turi kovoti, dabar jau kažkaip įsikovojo lygiai tą teisę, kad nuo 1 iki 12 klasės gali mokyti ir kad mokinys jaustų tą testinumą. Bet Lietuvoje tai vadinama optimizavimą. Suskaldoma mokykla, vaikas eina į kitą klasę, į kitą mokyklą, jis pirmiausia kovoja dėl vietos, suprantat, ir psichologiškai, ir socialiai jis kovoja dėl vietos. Ačiū Dievui, jis patenka jėzuitų gimnaziją, bet toli gražu ne visada ir ne kiekvienas. Tai man šitas tendencija pati, kur mes einam, bet gal tai yra struktūriniai dalykai, kurį man pakeisti. Man kažkaip tai to fragmentizavimo dėl mokyklų keitimo, kaip nėra tas toks baisumas. Man iš ties nesuprantama nuostata, kad dorinio ugdymo vieną kurį dalyką kiekvienais metais rinktis gali. Tai čia aš iš ties nesuprantu. Absoliučiai nesuprantu. Aš įsivaizduočiau, kad gali kas 4 metai tada. Bet dabar vienais metais vieną mokyklą yra įdomesnė, tai matai tas, bet tai čia tik tai dorinio ugdymo. Aš labai atsiprašysiu, bet mes tikrai galim nuslysti detalės šiuo atveju, nes tai būtų technikos, nes
aš baigęs tas fragmentuotas mokyklos, kaip jūs sakote, bet nesijaučiu nedvasingas šiuo atveju. Tai čia detalės, tikrai sutinku, kad būtų pagrindo labai didžiuliai diskusijai, ko mes siekiam ir ar mes iš tikrųjų tą pasiekėm, bet tikrai ne šiandienos diskusijos matyt objektas būtų. Tai jeigu būtų dar iš salės norinčių pasisakyti, kviečiau, bet žinant, prašau. Aš labai atsiprašau, norėčiau išsakyti vieną mintį. Daug gražių, argumentuotų dalykų išgirdau, bet man atrodo viena idėja praslydo. Tai, sakyčiau, mokytojo lankstaus mokytojo rengimo modelis. Būtent buvo kalbėta labai gražiai apie programas, ar neatrodo ministerijai, kad reikėtų rengti mokytojus, dalykininkus, kuriuose programuose būtų tokių dalykų, kuriuos čia kalbėta. Kad jie gautų daugiau apie vertybės. Suomiai, vardindami savo laimėjimus pasaulio penketuke, vieną iš priežasčių nurodo, kad būtent lanksčios programos padėjo jiems pasiekti labai didelių švietimo aukštumų. Ir dar vieną norėčiau pasakyti mintį, kad tos vertybės, apie kurias čia dabar gražiai kalbėta, jas nėra paviršiais, yra paslėptos. Ir mokytojas nesiveria. Ir dabartiniu metu yra būdinga apibrėžti kaip sąveiką. Visur sutikimas, sąveika, čia labai gražiai buvo išreikštas santykis su žmogumi. Bet problema yra tai, kad lietuvis charakteris nėra toks atviraširdis, kad jis atsivertų savo vertybių sistemą. Ir todėl, jeigu mes ugdymą traktuojam kaip mokytojo ir mokinių vertybių sąveiką, aš matau, kad didžiausia problema, kas čia ir buvo pasakyta, kad reikia refleksijos pagrindų, reiškia rengiant mokytoją. Ir reiškia mano mintis, kad reiktų galvoti apie tą profesinio mokytojo modelio kaitos rengimą. Jis turėtų būti lankstesnis, mokytojai rengiami turėtų gauti skirtingų, pagilintų dalykų. Ačiū dėmesį. Ačiū, ar būtų dar norinčių? Aš labai trumpai. Aš esu evangelikų reformatų bažnyčiai, pedagoginės universitetas. Čia man labai patiko mintis, kad mes turim susitarti dėl vieningos vertybių sistemos ir tikrai labai pritariu tam. Tik tai labai abejoju, ar indusas ir krikščionys galėtų susitarti dėl bendrų vertybių sistemų. Tiesiog, kas studijavęs šitus dalykus, tai žino, ir tiesiog skirtingos sistemos ir skirtingos vertybės. Aš tikrai labai prašyčiau, jeigu dar paskutinę repliką savo. Aš tikrai nesakiau, kad pavyktų susitarti, netgi sakiau, kad labai gerai yra pripažinti, kad yra skirtingos vertybių sistemos ir tai yra natūralu, nes tikrai pripažinkim, kad mūsų visuomenė įvairi. Bet geranoriškai norėčiau atkreipti mūsų visų dėmesį į vieną tokį santykį tu ir ministerija. Tai šiuo atveju tas mano santykis yra įdomus. Aš 14 metų turėjau šitą santykį tu mokytojas, tu direktorius ir ministerija. Ir visuomet aš suvokdavau tą partnerystę santykį pozityviąją prasme. Dažnai mane skriausdavo, dažnai mane bausdavo, bet aš vis tiek nekeičiau šito santykio savo. Tai šiuo atveju aš palinkėčiau mums tą būtent partnerystę santykį ir toliau suprasti, kokie mes tobuli, netobuli bebūtume, bet šiuo atveju mums jūsų tos talkos iš tikrųjų reikia ir tikrai nedarytume mes tų diskusijų. Ir galbūt nėra iš tų diskusijų to tiesioginio efekto, kad iškart rytoj gimsta ministro įsakymai, gimsta nutarimai, gimsta strategijos, bet tai yra judesys į priekį. Plačiaja prasme kalbėjimasis, tai irgi yra to santykio ir atradimas. Man atrodo, mes pakankamai praradę šitą santykį visuose lygmenyse esame. Ne tik klasėje, ne tik kitur, bet matyti ir ministerijoje.